Pakalbėkime apie Tacho. Nuo Liepos 1 dienos turėtų jau į buzikus sudėti Tacho. Nu ir čia tų nuomonių įvairiausių. Čia vieni, kad visi čia bankrutuos, kad čia nesąmonė, taip toliau ir panašiai. Aišku, darbdaviui tai yra darbdaviui tai tikrai bus ne kažką tai, nes jau reikės visiškai kitaip planuotis laiką ir visą kitą. Čia bus tik gerai vairuotojų, bet ir tai tik tai iš dalies. Bet aš manau, nei čia kas bankrutuos, nei čia ką. Taip, tiems, kurie turi tenai 1 ir 2 busus ir kurie gyvena tik tai iš buso, tiems bus sunku, galbūt jie ir bankrutuos. Bet kurie tenai, kaip sakant, jau turi pastovius klientus, turi tą, kaip sakant, ne tik tai iš buso gyvena, tai manau tikrai persigrupuos ir viskas čia bus normaliai. Tai tas pas, kaip aš sakau, kai degalinės labai verkė, kad oi, tenai uždraudė tais alkoholiu prekiauti, čia bankrutuosim ir ką, nors viena nebankrutavo. Taip, atsisijos, kaip ir čionais, galbūt kaip tik dar pagerės, o gal ir pagerės, dar aš skaitau, o ką žinau, oi, čia blogai, o gal kaip tik pagerės. Atsisijos tie visi vežiotojai už kebabo kainą ir galbūt kaip tik bus normaliai. Na ir aišku, aš irgi laukiu, specialiai tempiu gumą, kad sulauktų to Tacho. Galbūt, nes dabar toks visas gyvenimas virto vien tik tai vairuoji visą laiką darbe, tu visą laiką. Ir tu nieko negali, toks pastovus, toks jau tiesiog stogą rauna. Ir tu žinai, kad tu turi varyti po 2000, bet taip į pirmą reisą tau visą laiko taip. Nu tai, o dabar galėsi, kad ir privatus žmogus, tu galėsi pasiųsti jį padaršį. Man Tacho baigėsi ir viso gero. Plius, žinot, kai tai sako, oi, ten kodėl ten kur nors skupa, ten lenkia, ten kamščiasi, tenai kažkur tai. Kai neturi Tacho, kiekvienas kamštis, kiekvienas toks stabdis, tau atima laiką ne nuo darbo, tau ne darbo laiką atima, o tau atima laiką tavo poilsio ir miego laiką atima. O dabar, kai bus Tacho, viskas, tu galėsi rami kaip belgas tose kamščiuose stovėti. Dar žiūrėk, kiti specialiai stovės kamščiuose. Nes tu pastovėsi tose kamščiuose, tau kaip tik mažiau dirbti reikės mažiau dirbti. Iš principo. Aišku, čia aš taip tai čia aš tu specialiai taip nedarysi tenai kažką tai, bet tu bent jau tau nebus to nervo, ramiai, toks ramus bus, nes tu, net dabar tai tu ką, tu žinai, kad tu atimi savo miego laiką ir poilsį, nes dirbti dar daugiau reikės, kadangi tu susilaikai kažkur tai. Tai va, vienintelė, tai pliusas tame bus, tik tai pliusas tame, kad, kaip sakant, tavęs neprivers varyti tokių non-stopų. Ir tu turėsi bent jau išeiginės tas 24 valandas, kem 5 rames. Bet kiekvienas tasai toks pliusas turi ir minusą, ir gana nemažą. Dabar, pavyzdžiui, kai esi nepriklausomas, tu daugmaž prisitaikai pagal savo darbo tą miego režimą. Man, pavyzdžiui, aš esu labiau naktinė, man labiau patinka, taip, kai yra mažiau eismo, dar ir naktį kažkaip man geriau. Tai aš taip prisitaikau, aš geriau pavažiuosiu naktį, ar dar kažkaip tai, bet anksti rytą miegosiu. O dabar tu viskas. Tu jeigu norėsi miegoti, bet tau išpuls laikas važiuoti, tu turėsi važiuoti, bet jeigu tu nenorėsi miegoti, tu turėsi stovėti, nes tau laikas baigėsi. Va tas yra blogumas. Vienas didelis minusas. Baigsis turistavimai, tu nebegalėsi kur nori nuvažiuoti paturistauti, nes tu neturėsi paprasčiausiai Tacho laiko, o jeigu ir turėsi, tai tas visas Tacho laikas tikrai bus išnaudojamas, kad nuvažiuoti iki darbo vietos, čia 100% tave išnaudos kiekvieną minutę, todėl tau, kaip sakant, dabar tu turėsi irgi sėdėti parkinguose ir, kaip sakant, bezdėti su visais. Dar vienas minusas tas, kad tave medžios dabar visi, ypač pradžioje, tai čia bagai, taip tave medžios, nes žinos, kad čia gali pasidaryti lengvo pinigo, kadangi pradžioje tikrai prisidarysi visokių klaidų ir panašiai. Nu ir aišku, kad ir be klaidų, bet tave vis tiek jau medžios, nes dabar tave mažiau medžioja, ne taip jau labai taip kruopščiai žiūri, biškai taip, atsainiau nesupranta, kad ten tas tavo popierius ten yra visa fantazija. O dabar kaip jūs Tacho, tai jie tave medžios, tikrins, visus galus tau tikrins. Tada ir kabotažus tikrins, ir svorius gali viską. Vienu žodžiu, pusės taikinys irgi neblogas.
Kitas minusas, dabar parkinguose, aš įsivaizduoju, kas dabar bus parkinguose. Dabar tu kariausi su vietomis ne tik su fūromis, bet ir su busikais kariausi. Ir jų bus tikrai daug. Dabar, kai jie visi mes išsimėtome, tai kažkaip dar nelabai jų ir pastebi, bet dabar pasienėse, pavyzdžiui, prie prancūzų ir panašiai, ten parkinguose vietos nebėra, jaučiu nerasi. Bus viskas užmušta. Fūristus aš irgi užjaučiu, nes dabar jau viskas. Jeigu aš atsistojau, tu manęs nebepatrauks, nes aš jau viskas, aš tacho turiu ir aš nebegaliu judėti. Todėl čia bus problemos su parkingais, tikrai bus. Ir nemaža. Aišku, dar bus blogumas tas, kad kai tu grįši, aš žinau, kad jeigu tu ten žymėsies tacho, tau dažniausiai baigsis prie Lomžos kažkur tai tacho, jeigu taip jau nuo pat sienos vokiečių pradžios. Ir ką, ir žinokit, kai bus apidna miegoti čia 9 valandas. Man Lomžo praktiškai aš esu namuose, aš jau čia tikrai nemiegočiau, o važiuočiau. Ir tu turėsi, kaip sakant, 9 valandos čia kimarit tam parkinge. Taip pat, dar vienas man bus labai didelis minusas, dėl kurio aš labiausiai to tacho, aš noriu to tacho, bet vien dėl šito aš nenoriu. Dabar būna, pavyzdžiui, atsistoji kur nors parkinge, išsirenki vietą ir aišku, su tas sakom, pulas tai koks nors, sakau, atsistoja šalia tavęs koks nors tenai. Įsijungia variklį, ten burzgina, ar dar ten kas nors, arba fūros šaldytuvas, arba tas buzikas šaldytuvas dar bjauresnis, nes jisai ne tik tai, jis garso neskleidžia, bet jis tą motorą įsijungia, sėdi ir tručia visus aplinkui. Bet tokių labiausiai irgi nemėgstu. Tai dabar man gerai, aš paimu ir persistatau į kitą vietą. O dabar viskas, tu atsistojai, arba net ir neturėtų kur kitos vietos, tu viskas, tu turėsi stovėti ir kankintis, ir kentėti, kaip sako, tą pistuką, kuris tenai tručia ir garsiai daro. Va tas bus blogumas, kad tu negalėsi pakeisti vietos, jeigu kas nors nepatiko. Arba jeigu ten kokie nors žulikai pas tave įsiveržia, tai viskas, aš paskui jau išvažiuoju už tą parkingo, dabar nebegalėsi, turėsi budėti. Tai va, toks va. Nu ir aišku, aš manau, darbas ratais baigsis. Nebebus tokio sąvokos kaip darbas ratais. Bus daugiau tokios kadencijos, arba tas ratas išvirs į 2 savaitės. Nes, kad į vieną pusę bus tau išsikrovimas, kol tu suvažinėsi, o atgal važiuosi savaitę pasikrauti. Nes čia kitaip yra neįmanoma, nebent kažkaip kitaip planuos ir aišku turės jau visi išvažinėti skirtingų laikų vairuotojai. Nebe taip, kad dabar visi išvažiuojam čia sekmadienį, pirmadienį, o dabar turės vienas išvažiuoti kokį nors vieną dieną, kitas kitą, kad toks būtų, galėtų jie tavo visą vežimą organizuoti. Todėl toks bus biški ir iš vienos pusės gerai, nes gal tau išeis išeiginės ant darbo dienų, kad tu galėsi namuose kažką susitvarkyti reikalus. Nebebus gal ir aišku nebus to leikimo tokio pastovaus, kad ten reikia ir viskas, dabar tu važiuosi, tai kiek tau priklauso jau maksimum Lenkiją tik tai įveiksi, o ne tai, kad dabar ir Lenkija ir vokiečius dar Olandų dalį, nu tai žinot, morališkai labai sunku. Todėl aš skaitau, nu aš tikiuosi, kad tikrai įves tos tacho, nes čia dar žinot, maža kas, čia surprise gali būti, bet jeigu būtų bairis ir neįvesų, tada jau nežinau čia. Aišku, aš ir noriu ir nenoriu. Aš noriu tik tai dėl to, kad nereikėtų važiuoti tais non-stopiniais po 2000 kilų tais kad nebūtų to nuolatinio važiavimo, nes tu pastoji važiuoji, neturi laiko nei pavalgyt, nei nieko. Tau net noro nebėra, tu tik pavargus esi. Tau toks jausmas, kad tu visą laiką dirbi, tu negali atsijungti to darbą. O kai bus tacho, tu nors turėsi 2 kartus per dieną po 45 minutės galėsi pastovėti. Ir galėsi po 9 valandas, nu, savo laiko turėsi. Nes dabar tu visą laiką jauties toks pastovus toks nuovargis jaučiasi. O ten jau toks, kaip sakau, vis tiek būsi labiau pailsėjęs. Tik tai va dėl to noriu. Bet dėl viso kito aš tikrai nenoriu to tacho, nes čia bus tikras hemorojus. O kaip jūs galvojate? Laukit ar nelaukit to tacho ir kas galvojat pasikeis visą, bet ar kas nors labai esmingo pasikeis ir blogą ir į gerą pusę?